17. Esu tau labai dėkingas už širdeles ir gražias žinutes. Tu man padedi judėti į priekį, esi mano motyvacija. Be tavęs šio pusmečio nebūčiau išgyvenęs. Prieš įsiskirdami su žmona mudu beveik nekalbėjom, nors dar gyvenom ir leisdavom laisvalaikį kartu. Iš jos draugių ir šeimos girdėdavau, koks esu blogas, ką ji galvoja apie mane ir mano poelgius. Mane visi smerkė ir mano versija niekam nebuvo įdomi. Vieną dieną aš nusprendžiau nebetylėti. Tačiau, neturiu išklausyti norinčių draugų. Jausdamas širdgėlą, girtas ir labai vienišas, aš sugalvojau parašyti danguje, kad visi pamatytų žinutę jai. Taip ryte, kai įsiblaiviau, sukūriau šį profilį. Dabar gyvenu mūsų santykių prisiminimuose. Kiekvieną sekmadienį užrašau po vieną nutikimą, taip su juo susitaikydamas ir atsisveikindamas. Po truputį sakau iki praeičiai. Dažnai išsigąstu savęs, nors nekeisčiau nieko. Šią savaitę aš supratau, kad man nebeskauda. Instagramo terapija buvo sėkminga, tačiau aš ir toliau noriu rašyti, nes man labai patinka matyti švytinčias širdeles. Noriu padėkoti tau, pasakyti, kad tu esi gėris. Pasakyti, kad tavo širdelė yra geriausias dalykas mano gyvenime. Baby, ačiū. Martynas, 18. Bėgdamas nuo moterų netyčia praradau vienintelę mylimą moterį mamą. Papasakojau jai apie vestuvių planuotoją. Tai išgirdusi ji norėjo manęs įsižadėti. Verkdama klausinėjo, kas mane užaugino. Už ką aš su ja taip elgiuosi. Aš nesusivaldžiau ir atsakiau jai, kad mane užaugino 4 kambario sienos. Priminiau jai apie jos depresiją, skyrybas su mano tėvu. To man sakyti nereikėjo. Mama ilgą laiką tylėjo sėdėdama fotelyje ir užsižiūrėjusi į vieną tašką, kaip mano paauglystėje, lyg ištirpo aplinkoje. Aš susirinkau iš šaldytuvo man paruoštą lauknešėlį ir išėjau namo. Eidamas per tiltą išmečiau visą maistą į nėrį. Dabar gailiuosi įskaudinęs mamą, bet ir liūdžiu labai gerų plastmasinių indų. Tos pačios dienos vakarą mama paskambino norėdama pakviesti mane vieną pas save. Aš nuėjau pas ją planuodamas atsiprašyti, bet ji atsiprašymo nepriėmė. Ji man liepė nutraukti santykius su vestuvių planuotoja. Mama pareikalavo pakeisti vestuvių planuotoją kitą vestuvių planuotoją, kuri tik organizuotų mūsų vestuves. Aš paklausiau mamos, kaip man viską paaiškinti sužadėtiniai. Ji man patarė neprisipažinti apie romaną ir niekada to neprisiminti. Ji net apgalvojo, ką man sakyti, jeigu vestuvių planuotoja papasakos apie mūsų romaną sužadėtiniai. Mama liepė sakyti, kad vestuvių planuotoja pati prie manęs lenda, man siunčia dviprasmiškus signalus. Tada dar nesupratau, kad vestuvių planuotoja pati mane pakvietė išgerti alaus, pati mane nusivežė į savo palėlę. Dabar galvoju, kad visai savo galvą negalvodavau. Martynas, 19. Vestuvių planuotoja pajutusi jausmų šaltį išgražėjo. Ji nusikirpo arba kitaip pradėjo šukuoti plaukus. Nustojo kalbėti apie sužadėtinę, norą už manęs tekėti. Man ji vėl pradėjo patikti ir aš pradėjau dažniau lankytis palėpėje. Mano mamai tai nepatiko, ji įgudo skambinti po kelis kartus per dieną, prašyti pagalbos kabinant užuolaidas, kažką paduoti iš aukščiausios lentynos. Greitai jos pasiteisinimai įseko, tada jis sugalvojo pertvarkyti kiemą. Man liepė prikasti gilių duobių jos vaismedžiams, sukalti medinės lysvės daržovėms. Pas ją buvo tiek darbo, kad vėl pradėjau miegoti jos namuose. Mano kambaryje nebebuvo lovos, todėl miegojau kambarį netoli mamos, kur ji girdėtų mane bandant pabėgti. Mamos pastangos buvo nesėkmingos. Vestuvių planuotojos pokyčiai ir nesibaigiantis mamos darbų sąrašas mane privedė prie dar vieno konflikto. Aš vėl susipykau su mama. Pabėgau iš jos namų ir pirmą kartą praleidau naktį pas meilužę. Tokia naktis man patiko. Po ilgo laiko nesijaučiau kaltas, nebijojau. Pabudęs ryte sėdau dirbti prie kompiuterio ir tik išdirbęs visą dieną susivokiau, kad turėčiau būti kažkur kitur. Martynas, 20. Jausdamas artėjantį pokalbį su sužadėtinė pakviečiau draugą į barą pokalbiui. Mums kalbėtis nesisekė, todėl gėrėm po bokalą ir akimis gaudėm merginas. Netrukus prie mūsų priėjo 2 teisės studentės. Su jomis linksmai išgėrėm miksas bokalų. Vakaro pabaigoje, prieš sodindamas į taksą vakaro panelę, paprašiau jos telefono numerio.
Pabudęs kitos dienos vidurdienį gerai atsikrenkščiau vakar nakties tabaką ir pažemintų balsu paskambinau studentei. Ji su manimi sutiko susitikti šiaurės miestelio pakraštį, kur nesutikčiau pažįstamų. Su studente man sekėsi gerai. Aš nesijaudinau, prisiminiau jai atstumti kėdę. Net kalbėti sekėsi gerai, netruko žodžių. Pagaliau aš buvau kaip Hemingvėjus ar Bukovskis. Manau, kad dažnai iš moters noriu tik galimybės būti savimi. Arba savimi, kokiu save įsivaizduoju. Aš noriu Renatos iš Venecijos, iš Hemingvėjaus romano Anapus upės, medžių ūksmėje, nes pats norėčiau būti Richardu Kantvelu. Nenoriu būti senu, tiesiog jaučiu savį vienodą nuovargį ir nusivylimą. Grįžau į save tik sodindamas studentę į troleibusą. Tada labai gailėjausi, kad neturiu vairuotojo pažymėjimo, nes iki tobulo pasimatymo mums truko tik lietaus ir bučinio atsisveikinant mašinoje. Viso pasimatymo metu aš jos neliečiau, nors norėjau pakviesti ją į savo tuščią butą. Martynas,